Mes filmuojam kaistą. Gerai, gerai. Tu klausyk, pas mus tu čia žvaigždė, antras po žentelio, kuris kanalė šitam vaikšto. Ar reikia tave pristatyti ar ne? Aišku. Nu gerai, tai sveiki atvykę žentelio kanalą ir šiandien mes rinksim kompiuterį už beveik 5000 eurų su Justinu Lekavičiu. Šiaip daugiau nei 5000 eurų, nes tapų neskaičiuoju. Ai, tai aš suapvalinau, tai 5200 kokie. Kažkur. Kažkas tokio. Tai su Justinu Lekavičium, arba kitaip sakoma, Dželu. Ir aš vėl. To follow up. Now, J.O., we spoke about the AWP Tours 8. We spoke about how effective it needs to be. And we spoke about how skilled J.O. is on the AWP. Ar čia reikia dar pristatyti vieną geriausių esporto Counter-Strike žaidėjų Lietuvoje? Nu, nereikia jau tu ir tavo titulai kol kas. Nu, ačiū. Šio epizodo rėmėjas Klaviatūros Shop. Jeigu tau reikia klaviatūros, kuri būtų ir kokybiška, ir graži, o galbūt ir kilimėlio spalvotų, kurie jau turi begalę, tai Klaviatūros Shop yra ta vieta, į kurią tu privalai tiesiog nueiti. Turim tokią situaciją, kad prieš pusės metų pamatėt mūsų video, kaip mes upgrade'inom tavo kompą. Jo. Nu ir tada išėjo CS2. Tai ir papasako, kas nuo to laiko nutiko. Ką turėjai su CS1 ir ką tavo kompas davė su CS2? Tai su CSGO turėjau stabiliai virš 400 FPS, tai kadangi monitorius 300 Hz, tai jokių problemų nejaučiau. Bet išėjo CS2 ir tokie mepai kaip Ancientas, Inferno, Nukas reikalauja daugiau resursų ir būdavo nukrisdavo netgi mažiau nei 200. Tai labai galvas kodėdavo, piktas būdavau. Ir nusprendžiau, kad kadangi esu varesnus žaidėjas, tai reikia turėti ką galima įmanoma geriau. Ir štai jau matom, viską turim. Tai praeitasis jo kompiuteris buvo sudarytas iš i9 12 kartos, 16 GB RAM bei RTX 3060 Ti. Tai mes turėjom pirmą mintį jį upgrade'int, bet prišoko jisai prie mano į kompas, kuris turi i5 13600, RAM 9, RAM 2 GB RAM ir pamatėm, kad iš principo performances yra labai panašus. Tai mums reikia geriausios įmanomos vaizdo plokštės, Cam 9, jau DDR5 RAM dėsim, toliau apie pačius komponentus papasakosiu vėliau. Tai turbūt ką? Pradedam. Tai tada mes padarom taip. Tu darysi techninį darbą į ventiliatorius prisuksi, išsuksi? Ne. Jokauju, aišku prisuksiu, ką aš to daugiau galiu padaryti. Sapų įdėt? O nori? Ne. Tikrai nenori liest. Gerai. Aš galiu tuos tik tais pasukinėti, kažką fiziško, bet... Tai labai gerai. Tai tada nusuk šituos, o aš tada trumpai papasakosiu apie pačius komponentus. Taigi, čia tave sponsorino dar galima sakyti Intelis, jo? Jo. Tai 14 kartos i9, kiek tau jis kainavo? 0. Nu, story. Instagramo story. Storiukas. Toliau, 2 terabaitai 9.9 Pro Samsungo SSD. Ar tau reikės 2 terabaitų SSD? Tikrai ne, bet geriau turėti daugiau negu neturėti. Kaip sakoma, niekada nepajausi, kai turi daugiau, bet pajausi, kai turi mažiau. Taip, toliau 32 GB 6200 MHz DDR5 RAM, 1200 W maitekas, naujieji Krakeno NZXT aušinimai ir žiūrėk, ką dar gausi. Ekraniukas, turėsi ekraniukas. Ką rodys? Pamatysi. O ką norėsiu? Ar... Jis turi spec-off, žodžiu, tu matysi kompiuterio specifikacijas, apkrovas ir panašiai. Man nieko nesako. Nu tai žodžiu. Jeigu bus 100% rodys raudonas lemputės, tai blogai, o visą kitą man. Tai va to mums ir reikia, vietoj to, kad tu skambintum, nežinau, kas yra Arnai, tai jūs sakysi, va čia 100, čia negerai. Toliau, Z790 pagrindinė plokštė aero. Faktas, kad visas buildas turėjo būti baltas, tai ir bus baltas. Jo? Taip. Aš tai visai pamiršau. Taip, ir net bus vertikaliai vaizdo plokštė, tai va. NZXT vertical mountas. Toliau, korpusą, parodyk. Rodu korpusą. H9, tai visi bėga į šitą trendą, kurį atnešė Lienly su savo tais stikliniais korpusais. Jo. Tai nes praeitą savaitę dirbau su Tufo produkcija, čia yra NZXT, nu ir pasižiūrėsim, kaip su jais dirbti. Ir žinoma, RTX 4090, tai CES'as anksčiau, kaip sakyt, sakė, man nusispjaut kokią pas tave vaizdo plokštę ir visiems net ir senesniem kompams veikia gerai, FPS buvo pakankamai normaliai. Nu dabar
Jau mes matom, kad reikia geresnės technikos tam CS-ui. Dabar CS sako, man nuspjaut kokią tavo vaizdo plokštę, turėsi upgrade'inti. O dabar prieš pradedant, ką manai apie CS? Geras žaidimas. Nu ką tu kitaip pasakysi? Nu. Ne, aišku, reikia daug darbo, bet CS2, man atrodo, išleistas buvo truputį per greitai, bet kaip greitai išleido, taip greitai ir update'ina, ir keičia, ir tobulina, ir upgrade'ina, ir daug darbo. Klauso community, kas yra svarbiausia, nedaug žaidimų klauso savo community. Čia klauso, žino, kur yra problemos ir žino, kur gali pakeisti. Bet nebuvo taip, kad berods, kai CSGO išėjo pirmus 1,5 metų irgi jis buvo grybas, kol po to įsitvarkė. 5 metus gal grybas buvo. Nu va, tai reiškia, su laiku gali kaip vinelis susitvarkyti, ne? Kaip nuimt? Nu va, sako, padarysi techninius darbus. Matai, techniniai darbai, čia tokie lengvi. Palaikyk. O gal ne? Prieš tai su viena ranka nuimiau, o dabar žiūriu, kodėl tu nenori. O? Nu, koks gražus. Tai viskas, tada gali išsukti šitą ventiliatorių, va būtent šitą, ne? I need the preparates. Viskas yra čia anglė kalbėtų. The preparates. Preparatai, čia lietuviškas žodis su anglintas. Pažiūrėsim, ant kiek gera tavo pagrindinė plokštė. Ir visiems parodysim. Oi, kokia graži, tai kokia pirma, blizgi. Taip, tai šiuo atveju vėlgi tau svarbu ir aktualu turbūt visokios jungtis, tai čia... O dieve. Žinai, kas yra čia? Termo saugiklis. Čia nusukus dedasi tavo SSD. Šitas reikalas, jisai yra kaip radiatorius tavo SSD. Aš nesu matęs to... Radiatorius, kai... Tai radiatorius šildo? Jisai radiatorius, jisai arba išspinduliuoja šilumą. Taip, tai iš principo jis pasiema šilumą iš pačio karšto SSD ir tą šilumą paskirsto čia, kad tas SSD nebekaistų. Kai geras. Daugelis, vat pavyzdžiui, kai žentelis susako detalį, net nežino, kokius pliusus turi. Nu pavyzdžiui, dabar įsivaizduok trumpai drūtai, kur tas peiliukas, palauk, ne pas tave peilis. Va, žiūrėk. Va dabar mes paimsim Samsungą, kuris irgi turi heatsinką ir trumpa pamokėlė žmonėm, kodėl ir kas ir kaip ir kur, ar ne? Ir man. Ir tau. Tai va šitas SSD, kosminis. Taip, ir jis turi heatsinką, tai jį mums reikės nuplėšti, pažeist garantiją, kad mes uždėtume po šituo. Nu, bet taip jau buvo. O ne, pažaisim garantiją. Tai dabar įsivaizduok, karštas komponentas nėra gerai. Perkaitęs komponentas, nes dažniausiai, jeigu perkaista procekas, kompas nebeveikia taip gerai. Jeigu perkaista vaizdo plokštė ar bet kuris kitas komponentas, kuris turi čipą ar bet kokį kitą elektrinį komponentą, dėl šios priežasties tavo kompas veikia. Neišimtis, kad greiti SSD kaista. Nu jau. Nu tai va, tai mes... Įrašinėjo ten, žinai, dirba procesų. Tai va, šiaip, nu ką tu daugiau pasakysi apie pagrindinę plokštę. Ir tai buvo Z690, pas mus darė įstavo upgrade'ą, viskas ten su ją yra gerai. Tiesiog, kai pradėjom skaičiuoti patobulinimo kainą ar panašiai, Justinas sako, nu, noriu naujo. Viskas. Ir aš negaliu, aš išdėščiau argumentuotai nuomonę, kodėl jam būtų galima jį atnaujinti, o jisai pasakė tiesiog, ačiū, išklausiau, noriu naujo. Viskas, kliento reikia gerbti nuomonę. O ką daryti? Nu, tu prasme pasižiūrėk į heatsinkus dydžio. Kur čia radiatoriukas ir kur čia radiatorius. Jeigu šitas galbūt gerai atvėsins, tai šitas tikrai gerai atvėsins. Aš nežinau, kokia funkcija yra. Tai dabar net yra vandens, aušinimas skysčių antifrizų ramai, ant ramų dedas. Tai? Jo. Tai tu būtum pamatęs tą kompą už 10 štukų, kur rinkau. Žmogus tą kompą pirko nesnorėjo, bet iš kitos pusės, kai pagalvoji, tai kam toks tau kompiuteris? Elementarus klausimas. Žmogus yra entuziastas ir jis turi pinigų. Tai ne tai, kad žmogus atėjo, man numetė 10 štukų pastatyk. Jis pats komponentus pirko. Realiai jisai ėmė iš manęs kompą tik už darbą. Ir kodėl? Kodėl taip yra daryta? Jisai pats brėžinius pasidarė. Pala, aš net brėžinius kažkur turiu. Žodžiu, žmogus paėmė ir susibraižė visus brėžinius, kaip turėtų atrodyti kompiuteris, viską pats įsinaršė. Bet yra tokia bėda su tokiais sprendimais, kad kai tu tarkim, dedi water coolingą ant vaizdo plokštės arba ant pagrindinės plokštės, tu ją ardai. Tai pažeidi garantiją. Jeigu tau kažkas nutiks, tu prisiemi atsakomybę. Ir kai 40-90 kainuoja 2000 eurų, ar ne, tu nežinau, ir žmogus sako, aš nenoriu žaisti su laidais, aš nenoriu žaisti su tokiom rizikom. Aš tau sumoku, kad tu prisiemi riziką, nes tu turi kompetencijos renkant. Pas mane jau yra surinkta netoli, taip 7 gal kokie projektai su tais. Taip.
Kai plėši tokį daiktą, vėlgi, tu prisiemi pats, kad tau gali neuskaityti, pavyzdžiui, garantijos. Nes tipo pažeidė originalią tą. Tu esi mano garantija. Nu tai va, tas yra žiauriausia. Ir tokį dalyką aš rekomenduoju nelupti su metalu, tai bent jau mūsų iFixito komplektukuose yra plastikinių apvalių, neaštrių dalykų, kurie, nu, nelabai gali pažeisti. Tai tu, va, Čia vapšė SSD tokio dydžio? Tai visur yra čipai, čia yra va, atmintis. Tokia pati, galima sakyti, atmintis būna ir vaizdo plokštė ramai, šiek tiek skiriasi ir normalūs paprasti ramai. Viskas yra čipas. Tai. Nu gerai, išpakuok vaizdo plokštę. Oho! Rodo. Gigabitė. Kokia jinai didelė! Nu, kokia graži ir kokia didelė. Nu, tai... Tik plėvelių jokių nenaminėk man čia. Aš jau norėjau. Ne, palauk. Kokia graži. Mano barzda? Ne, mano pagurklis. Arnas rado geriausią būdą kaip influencerius ir visus tokius žmonės paversti darbininkais. Ateini, sumoki pinigus ir dar dirbi. Dar dirbi. Ir tu čia ant video visą kitą. Nuplėš šitą plėvelę mėlyną tavo vietą. Kaip maloniai. A ten klijai ir kaip? Čia yra termopadas. Padas? Padas. Termopadas. Bet nusivyliau 14 kartą. Kodėl? Nu, nes jie nieko gero neparodė. Supranti, iki tol, kol nebuvo išleista karta, ne? Tau buvo hypas. Bet tada pamatai, ką jie pristato ir tu supranti, kad jau jie yra, kaip sakyti, tunelio gale. Šita architektūra, kuri yra čia, jau labai geresnė negali būti. Tai pavyzdžiui, 14 kartos i9, jisai yra kaip 13 kartos i9 KS paturbinta versija. Plus vienintelis, kuris gavo našumo pagerinimą, tai i7 13 kartos gavo papildomai 4 branduolius 2 branduolių, tai yra geriau našumui, bet visi kiti procekai iš principo yra tas pats. Tai aš negaliu rekomenduoti 14 kartos, jeigu jinai kainuoja žymiai daugiau. O aš galiu rekomenduoti, jeigu man duoda nemokamai. Tai tą rekomenduoti ir aš galiu. Bet aš tiesiog, ką noriu pasakyti šitom video, kad aš mėgstu Intelį kaip ir AMD, ar ne? Bet jeigu šito karta nebuvo iš esmės kardinaliai kitokia ar geresnė, tai gal neduok jai naujo vardo ir negandink generacijos. Tu, tarkim, pridėk papildomą rainių, tarkim, ar ne? KS, pavyzdžiui. KS, Ultra. KT. Konkrečiai tas pats. Ir viskas. Išpakuok, nesakyk taip apie Intelį. Parodyk publikai. Nu, koks gražus. Čia galima nuotrauką pažiūrėti. i9 14900K. SF TFFS. Gerai, kad ne KF, galvočiau, sakyčiau, nusipygino. Nes šiaip, F raidelė reiškia, kad nėra integruotų grafikų. Tau, kaip ir jokio skirtumo, nebent tavo, tarkim, kompas sugedo ir tu nežinai, kas sugedo. Tu esi paprastas žmogus, tu nepažįsti žentelio, tu sėdi kažkur Pagėgių rajone, tau reikia pasitikrinti, ar veikia kompas. Jeigu tavo yra integruotas grafikos procesoriuje, tu išimi vaizdo plokštę, įkiši į pagrindinę plokštę, tarkim, HDMI laidą ir tu supranti, ar galbūt vaizduškė prasta. Arba, pavyzdžiui, tu jau žinai, kad tavo vaizdo plokštė sugedus ir tau reikia gyventi, tau reikia dirbti, tau reikia būti prie to kompo, tu vaizdo plokštę išsiunti į garantinį, arba kol ieškai naujos vaizdo plokštės, tu gali laikinai naudotis kompiuteriu. Gal cisuko tu ir nepažaisi, bet integruotos grafikos, pavyzdžiui, tikrai tam tikriem profesionalam yra visiškai nereikalingos. Dėl to kiti, pavyzdžiui, tarkim, projektuotojai tai net neperka procesorių su atskirai vaizdo plokščių. Geras. Esi toks su čia stovu, kaip buvo. Ir žmonės mane peikia ir panašiai, bet va taip. Peikia tave žmonės? Paaiškinsiu, kodėl, nes jie nežino, jie nesupranta. Aš nuimu šitą, nes filmuotą, aš medžiagą žiūrėjau. Ir aš pažiūrėjau, aš matau mikroplastiko dalelę, nuo čia yra atskilus ir iššokus tarp tų pinų. Yra pusė 11. Vakaro? Vakaro. Aš važiavau į Maximą, prisipirkau adatų, pasidariau naują įrankį. Ačiū Dievui, kad vienam spote buvo tų 20 išlankstytų. Pasidėjau iPhone'ą savo, prisijungiau čia prie ekrano, kad matyčiau tuos pinus ir, žodžiu, visus atlankščiau. Važiuojam! Tai vaikinas jau beveik, literaliai kelios dienos, beveik metai laiko su kompiuteriu. Viskas ok. Geras. O visi kiti, oi, brokota plokštė įkiša. Nu, kas jį palieka sakyti.
Visi atsiras heiterių, neklausyk jų geriau. Gerai, dabar mes ką dar padarysim? Mes tau duosim išpakuoti ir aušinimo. Yes! Sveiki visi, esu Justinas Lekavičius, šiame video matysite išpakavimą Kraken RID 3060, 360 RGB. Įsivaizduoju, dar toks pat pavyzdys. Čia yra nauji Krakeno gaminiai, pirmieji NZXT ir pristatė šitos visus reikalus su ekraniukais, bet dabar jau čia skiriasi nuo to hercai irgi ekranas yra, tram hercų ir šiam hercų. Kiek pas mane? Šiam. Tai aišku, pas mane visą turbūt geriausiai dalykai. Išpakok, dirb. Trijų. Būdas, kaip pažeisti procesoriaus garantiją, kad galėtum atvesinti šitą procesą. Kai atvarai pažentelį, kad padarytų gerai, sako, kaip su tavo procesas. Tai aš už tau 10 kai sudėjau ten aušinimas baisinis 100 patys. Vis tiek kepa? Jo, matai, kas yra žodžių. Šitas ir šitas abu komponentai ir jie galima sakyti tiek pat srovės. Jo. Bet kai vaizdo plokštė ryja keli šimtus vatų, ar ne, virš 300, tai gamintojas ar inžinieriai, jie šitą aušinimą konkrečiai šitam procesoriui padaro. Jis yra milžiniškas, kaip matai, specialiai padarytas taip, kad vėsintų čia. O šitas, realiai pagal defaultą, jis yra labai karštas, bet jis savo tokio unikalaus, konkrečiai tik jam skirto aušinimo neturi, nes šitie yra universalūs. Universal, vakana problema. Taip, aš matau taip. Ir dar čia galėčiau labai tipo deep divint, bet iš principo, kiek aš mačiau, vienintelis būdas jį atvesinti, kad jis būtų šaltas, tai delaidint. Tai reiškia įsivaizduojamas šitą matai daiktą. Va čia buvo publikai šitas daiktas. Tai čia yra šitas visas didžiulis, jis yra tik tais karščio irgi paskirstytumas, cinkas, sakykime. Papačia pats procesas yra žymiai mažesnis. Ir kai tu šitą daiktą nuimi, nulauži, nuplėši, tada tiesiogiai į kontaktą uždedi, kad prisidėtų ir tada normalios temperatūros. Žodžiu. Aiškiai. Norint atvesti, o pavyzdžiui, pažiūrėsim, kiek šitą 40-90 kokią temperatūrą turės, nes tam kompil 10K, vaizduškė Cam 9 ant Formarko didžiausio apkrovų buvo vos 52 laipsnių. Čia labai mažai. Ant žaidimo ant Cyberpunk buvo Cam 2. Cam 9. Cam 2. Gerai. O tai jeigu sesas žaidžiasi, tai dar mažiau? Tai ant tavo bus kokius 7. Ha? Tai pas tavo. Cyberpunk 70, o pas mane Cam 2. Ne, Cam 2 sakiau. Kas? Ten vandenio aušinimo vaizdo plokštė. Mes nuėmėm šitą radiką. Pas mane oro aušinimo. Pas tave oro. Tu turėsi pūsti. Įsivaizduok, kad tavo plokštė verdanti arbata, kurią turėsi malkų išgeras. Aš žinau, kad aš verdant arbatą pilu šaltą vandenį? Aš tai dariau. Bet kažkada kažkas nutiko, kad dabar, jeigu arbata atvėsta per pirmas 5 minutės, jinai nebepakankamai karšta, aš turiu ją iš naujo sakais. Tai? Tarkim, niekad man taip neskaudėjo, nieks niekad tokių patyčių nesakė. Aš galvoju, tracokas 30 nėra blogai. Dabar tie pieniai. Pieniai sako, dabar žiūrėk. Nu jo, šiaip tavo barzda, man apšiai neauga. Panorbalin. Matau, užtruksim su šitą kompiuterių rinkimų. Sorry, bachur. Žinai, ką gali padaryti? Išpakok dar. Ne. Ai, jo. Pakuok. O iš to sunkus, čia jau... Yra kas? Nu. PSU. Lietuviškai... Palauk, man atrodo, išmokau nuo strategiją. Apsaky. O, trečias kartas nemeluoja. Kadangi turiu patirties šiokios tokios dirbant su tokio pobūdžio korpusais, tai galiu pasakyti, kol kas į NZXT, nepadarė taip pat. Jie padarė geriau, kas man yra labai smagu, kad magnetas galų gale, ar ne, tai net be varžtų gali prisukinėti viską ir labai patogu dirbti su kabeliais, nes dažniausiai, kai tau reikia ten iš po radiatorių kaišio tuos laidus, tai tikrai prie tokių projektų užtrunki vien prie laidų apie 20-30% ilgiau negu prie standartinių korpusų. Su šito aš matau tikrai problemų nebus, nes prieimas prie kiekvieno laido tikrai yra ganėtinai paprastas. Tai jeigu planuojat statyti kompiuterį būtent su šituo H9 Flow korpusu, čia ne Flow, keisas, paprastas, tai tikrai žentelio rekomendacija yra vien dėl patogumo. Žodžiu, noriu montuoti laidų, žiūriu kažkas ne taip ir pamačiau, kad dar nesu matęs naujovę. Tai kas nežino ir nesupranta, tiesiog čia yra žymiai mažesnės jungtis. Tai daugelis turbūt pasiekė Nvidios to keliu dėti mažesnius laidus, nes originaliai sena jungtis, nauja jungtis.
Nu ką, kompas. Nu, ne į pusę, bet į pabaigą. Einam pažiūrėti, ką Dželas tą daro. Aišku, iki pat jo neįsim, bet duosiu vieną tokią mintį jums. Dažnai atsiranda tokių komentatorių, kurie pradeda komentuoti, tai pačiam galima pigiau susirinkti. Jo, galima pačiam ir namą pigiau pasistatyti, ir automobilį susiremontuoti, ir daug labai ką susitvarkyti išmetus tos specialistus. Bet ne visi žmonės nori kišti rankas ir dėlioti. Pasuko, jam pasidarė nebeįdomu, sako, vaik pažais. Tai vat tokie žmonės ir renkasi, ne tik mane, bet ir kitus, sakykime, mano konkurentus, kurie gali surinkti kompą, nes ne kiekvienas nori lįsti prie to. Nu tai ką, užeikite, jau kompiuteris pagaliau pabaigtas. Vai, kas gražus. Ir pats ponas persirengti, matau, spėjote. Tai aš greitai. Vai. Blemba, labai norėjau nuplėšti plėvelę, bet dar negalima. Aš specialiai tau palikau viršutinę plėvelę. Aš labai norėjau nuplėšti, bet man reikia transportuoti į namus. Tai užklijuosim, tu nuplėši ir mes atgal uždinam. Galiu? Ačiū. Einam pratestuot testą. Einam. Tai gerai, šalia savo gražuolio. Žiūrime FPS-ą. Nu, kol kas matome 120, nes... Nu, tai jau pasiteisino investicija. Vienas FPS kainavo daug. Pakrešino kompą. Taip jau būna. Ne, nieko tokio, mano seno kompų irgi krešindavo, veikdavo, viskas gerai. Tikėkime vieną kartą. Žentelis buvo gal per daug FPS buvo neatlaikę. Yra variantas, nes tai būdavo iš tikrųjų. Nu, 600 FPS, čia be 700. Pam. Užteks? Man atrodo, užteks. Pam. Čia jeigu pataikau už dyglą, pirmos kulkas, reiškia, neturiu dyglą. Bet iš SG, jeigu pataikau už pirmos kulkas, kompas geras reiškia. Ne, Žentelis mane apgavai. Ne, kompas tikrai labai responsive jaučiasi, labai laukiu namuose pasijungti prie savo 360 Hz BenQ Zoom monitoriaus. Tai užskaitam? Aš manau, kad užskaita, man labai patinka. Ir šviečia. Šviečia? Kur buvai? Matėjai Žentelį? Mačiau. 300. Tai aš labai patenkintas esu ir sako, laukiu, nesalaukiu, kol galėsiu namuose pasijungti. Nu tai ką, tai reikia tada su publika atsisveikinti. Tai ką? Nu tai gerai. Ką mes čia pasakom? Čia gerai žiūrimės. Nu, smagus variantas, smagus projektėlis. Viskas yra labai super. Tai jeigu patiko šitas video, dedi laiką, dedi subscribe ir bėgi pas mūsų rėmėjus klaviatūrą shop, nusipirk klaviatūrą, taip prisidėsi prie žmogaus, kuris filmuoja ir editina atlyginimo. Ir turbūt iki sekančio. Ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvo Justinas Lekavičius, Arnoldas Gautas, mano specialistas, ačiū labai. Ačiū tau, seniau.